Tu ko dar norit? Aš norėčiau pažiūrėti, kaip čia tie skaičiukai spaudos. Nu tai jūs nieko nežinot. Sveiki, mėly bičiuliai, aš esu Ignas. Aš esu Paulius. Jau sveikiname su jumis antrą kartą. Esame labai laimingi. Sulaukia tiek daug jūsų atsiliepimo ir žinučių po pirmojo mūsų video. Ačiū už komentarus, ačiū už laikus. Šiandieną mes esame rajone, kuris yra prie centro. Bet tai nėra senamiestis, o tai yra naujamiestis. Tai šiandien mes keliaujame per naujamiestį. Tai yra žymiai didesnis rajonas negu buvo mūsų pirmame video. Tai jį skelsime į dvi dalis. Tai yra į pietinį naujamiestį ir šiaurinį naujamiestį. Nors žodis naujamiestis sufleruoja, kad yra naujas miestas, iš tikrųjų tai vienas seniausių Vilniaus mikrorajonų, pradėtas statyti 1860 dar prie caro Lietuvos. Ignai, kalbant apie naujamiestį, kokie trys dalykai pirmiausia tau šaunantis yra į galvą, kai kalba pasisuka apie naujamiestį? Iškart šauna turbūt jauni hipsteriai, loftai ir Basanavičiaus gėlių turgelis. O man tai Mindaugo Maxima, Vingio parkas ir Tauro kalnas. Keliaujam po naujamiestį. Naujamiestis randasi centrinėje Vilniaus miesto dalyje. Jį riboja pietinėje pusėje geležinkelio stotis, viršuje šiaurinėje pusėje Neries krantinė, rytinėje pusėje Mindaugo gatvė ir vakarinėje pusėje Žemaitės gatvė. Naujamiestis yra kiek? 4,8 kvadratinio kilometro, kas maždaug prilygsta Nemenčinės Vievio miestų dydžiams. Pagrindinės naujamiesčio ašis tai yra Savanorių prospektas, Naugarduko gatvė ir Basanavičiaus gatvė. Įdomus faktas apie Naugarduko gatvę. Lenkų laikais buvo vadinama Novgorodska. Atėjus rusų valdžia sprendė visus pavadinimus pakeisti, pervadino ją taip, kaip jiem atrodė ir jie ją pervadino Novgarduko gatvė. Tai būtent turėjo vadintis ši gatvė Naujamiesčio gatvė, jie pavadino ją Naugarduko gatvė. Kaip šapoka papasakoti istoriją. Naujamiestis, jeigu paimtume kaip mikrorajonas, yra labai daugialypis su daugybė skirtingų veidų. Faktiškai susiformavęs. Kadangi jau esame šiaurinėje Naujamiesčio miesto dalyje, pakalbėkime trumpai apie ją. Tai kiek žiūrėjau bendrai Vilniaus miesto planą, kad Naujamiesčio šiaurinė dalis jau yra praktiškai pasiekusi savo užstatymo intensyvumo rodiklius, laikom rajoną susiformavusi. Čia yra daug verslo centrų. Tos prabangios geros gatvės, Gedimino prospektas, Vinco Mykolaičio Putino gatvė, Čiurlionio gatvė ir taip toliau. Vienas iš Naujamiesčio privalumų yra tikrai gerai išplėtota infrastruktūra. Tai yra, Naujamiestyje veikia apie 12 darželių. Valstybinių. Jo, 12 valstybinių darželių. Pro vieną kaip tik dabar praeidinėjame, tai yra Sadutė, kuri yra pats turbūt seniausias valstybinis darželis visame Vilniuje. Mes dabar einam Sierakausko gatve ir čia prieisim Sierakausko 25 projektų. Fun fact, kad praeitą mėnesį brangiausias Vilniuje parduotas butas buvo būtent šiame projekte. Jeigu nesumeluosiu, kaina buvo 680 tūkstančių už 196 kvadratų butą. Įspūdinga kaina. Įspūdinga. Bet čia su parkingu. Einant Čiurlionio gatve turbūt galima matyti labai daug žalumos ir žalių zonų. Bet tai yra turbūt viena iš nedaugelio naujamiesčių vietų, kuri tai yra tiek apželdinta. Nes šiaip naujamiestis turi esminę problemą, tai yra žalių zonų trūkumas. Jis yra per daug betoninis rajonas. Vilniaus bendrajame plane dar yra pateikta labai įdomi analizė. Buvo darytas bėgikų srautų analizė, kuri yra surinkta iš bėgiko programėlių Strava ir ji būtent sudėta sluoksniais taip, kad matytųsi, kokiais maršrutais bėgikai daugiausiai bėga. Maratonininkas prabėga. Iš grafiko matosi, kad labiausiai bėgama yra būtent va šitomis žaliomis gatvėmis link Vingio parko. Tai iš tikrųjų labai įdomi analizė, nes vidury toje pietinėje Naujamiesčio pusėje, kurią mes vėliau važiuosim, praktiškai nėra maršrutų, kur yra bėgę, nėra to intensyvumo. Ir būtent ši bėgikų analizė rodo, kad yra didelis stygius viešųjų erdvių, žaliųjų zonų ir bendros gražios architektūros ir bendro jausmo. Dabar prieiname legendinį Kronplatzo viešbutį. Simbolizuoja sėkmės istoriją, simbolizuoja, kad sunkiu darbu bufete galite pasistatyti viešbutį. Tai yra puikus paminklas dirbančiam žmogui. Kristina!
Kadangi jau esame šiaurinėme naujamiestyje, pakalbėkime apie kainos, kokios čia yra, Pauliau, tiek pardavimo, tiek nuomos kainos. Paskutiniais duomenimis šiaurinėme naujamiestyje naujos statybos būtų kainos vidutiniškai svyruoja apie 2600 eurų už kvadratą. Na, gal net iki 3000 už kvadratą šiaurinėje dalyje galima rasti. O kas liečia nuomą, šiaurinėje dalyje nuomos kainos svyruoja 2 kambarių įmant tarp 5 ir 600 eurų už vidutiniškai įrengtą butą. Didžiausi pokyčiai naujamiesčio šiaurinėje dalyje laukia būtent prie Vingio parko, kurioje vietoj buvusios Velgos gamyklos MM Group, kitaip tariant, Maximos grupė, Aš Maxima, man viskas statys didžiulį pramogų ir prekybos centrą Akropolis. Taip, tai turbūt yra viena didžiausių privačių investicijų Lietuvos istorijoje. Jo, apie 250 milijonų bus įmerkta į tą vietą. Ir ten bus ir koncertų salė, ir šiek toks verslo centras, ir netgi pačioje gražiausioje dalyje prie upės link gyvenamųjų namų kvartalas. Taip. Žinot, koks yra labiausiai lankomas taškas naujamiesty naktį? Basanavičius, gėlių turgelis. Prasikaltę vyrai ateina rožės nupirkti žmonai. Prasikaltę vyrai yra nenuovadai, prasikaltę vyrai yra gėlių turgelis. Čia gyvena Mantas Bartaševičius, komikas. Mantai! Šlisk iš narvelio. Mantai! Sveikas, 100 metų. 2 hours later. Ignai, kol kas ėjo tik tai pagyros naujamiesčiai, bet nepaslaptis, kad naujamiestis turi ir trūkumų. Tai kaip manai, kokie pagrindiniai minusai? Tai viena iš pagrindinių problemų - neteisingai sudėliotas gatvės profilis. Iš tikrųjų, daugelį vietų galima pamatyti, kad gatvės šaligatviai yra itin platų, visiškai neefektyviai išnaudoti. Žmonių srauto čia nėra didelio, medžių žalumos juose nėra ir kaip nurodo bendrojo plano sprendiniai, kad būtent tokias gatves dabar yra prioritetas sutvarkyti, nemažinant automobilių srauto, galima jas padaryti tiek ir su dviračių taku, tiek ir su žaliomis zonomis. Tai viena pagrindinių problemų, tai yra neteisingi gatvės profiliai. Tai kiek jums metų abiems? 30. Kiek? 33. 31. Žinoti? Taip. Taip. Nu, šaunuoliai. Kiek laiko čia gyvenat? Jau gal 50 metų. O. Taip. Tai Patinka labai. Man parduotuvės arti, tai poliklinika netoli. Troleibusą nušliauži greit. tai sparku? Čia netrūksta mums žalių zonų, čia Padvingis. Oi, per tankiai statomi gyvenamieji namai. Proto tik reikia. Čia yra problema. Dabar girdėjau prie draugystės viešbučio čia pat dar statys vieną namą. Nu, ponai. Vat šitas yra labai negerai. Sirakausko gatvė šitik išgadino. Ką ten išgadino Sirakausko gatvė? Ten gerai padarė. Ten gražiai. Man namas patinka, namai tikrai. Gyvena, tai dėl to patinka. Prie ko čia gyvena, dar nieks negyvena, dar ten šneki, kad tik pašnekėti. Man nieko netrūksta, bet yra patogi vieta labai. Iš jos gali bet kur nueit ir pareit ir apsiprekinti. Tu ko dar norit? Aš norėčiau pažiūrėti, kaip čia tie skaičiukai spaudos. Nu tai jūs nieko nežinot. Tai ačiū Jums labai. O ne? Tai ką, kadangi jau kirtom Savanorių Basanavičiaus gatvės sankryžą, tai reiškia, kad jiem į pietinį naujamiestį. Dar šaltinėse jis yra vadinamas aukštamiesčiu. Būtent dėl to, kad jis yra ant Tauro kalno viršaus. Taip. Tai kuo ypatingas yra pietinis naujamiestis? Pietinėme naujamiestyje nuo sovietinių laikų yra išlikusių daug senųjų gamyklų. Sovietų laikais čia buvo statoma daug pramonės pastatų, kurie vėliau išėjus sovietams tapo nebereikalingi, gamyklos užsidarė ir naujamiestis liko nepatrauklus būtent dėl to, kad yra dideli betoniniai gargarai, kuriuose nei gyvensi, nei kažkokią veiklą vykdysi. Sovietmečio naujamiestyje buvo gaminama aibė įvairiausių prekių, kojinių, spartos fabrike, nuo elektros elementų, Elfos gamykloje, graštų, taip pat mitais apaugusi penketukų gamykla Ševčenkos gatvė 16. Kokie tie mitai? Pagrindinis mitas tas, kad iki galo nebuvo aišku, kas ten buvo gaminama. Žmonės šneka, kad buvo gaminami sonarai povandeniniams laivams. Kiti sako, kad buvo gaminami juodosios dėžės orlaiviams. Kosminės technologijas, ar ne? O ne? Įdomus dalykas, sovietų laikais, kai kosmonautai
astronautai kažkur atvažiuodavo, būdavo pasitikimai visokiausi ir panašiai. Bet kai atvykdavo į tą gamyklą, turbūt tai būdavo patyliukais. Patyliukais tyliai ir niekas apie tai nežinodama. Ir tai nėra pletkai, tai nėra spėlionės. Šitą faktą mums patvirtino viena praeivė Naujamiestyje. Bet yra legenda apie ją. Jo, kad ten kariniai pramoniai. Juodasis dėžės gamindavo ir kosminės pramonės technologijos. Astronautai atvažiuodavo. Taip buvo. Taip, čia grinai teisybė. Nu tai jūs nieko nežinot. Įdomus faktas yra tas, kad Naujamiestis atgimė kaip rajonas, jo populiarumas visai nesenai. Būtent tie seni pramoniniai pastatai buvo sugalvota, kad juos galima konvertuoti ir pritaikyti gyvenimui. Naujamiestis patenka į trejetuką Vilniaus mikrorajonų, kuriuose yra parduodama daugiausia butų. Viskas yra lokaliai vietoje, galima labai daug paslaugų gauti tiesiog pėsčiomis einant, tai dėl susisiekimo labiausiai. Minusai tai triukšmas matyti, nes vis tiek, kai gyveni, tai daugiausiai dažniausiai prie gatvės, tai vis tiek girdis ir mašinų triukšmas ir poilsiui, tai tikrai trukdo. Labiau gal kraustyčiausi, bet tiesiog dėl to, kad žalumos būtų arčiau, bendrai tai neliktų šiaip jau. Pauliau, dabar esam Ševčenkos loftų šitam kvartaliuke. Kaip tu pats vertini loftus? Aš įsivaizduoju vėlgi, kad loftas jisai turėtų būti tikrai pigesnis objektas, tarkim, negu įprastas butas, nes tai yra perdirbinys iš kažkokių gamyklinių patalpų ar panašiai. Eksponavimai dažnai būna nestandartiniai, daug nereikalingų kvadratų, bet jie turi tą tokį gerą vaibą, šarmą. Bet šiaip bendra, čia dabar vaikštant šitose kamuose atmosfera nėra gera iš tikrųjų. Čia yra toksai mišinys įvairios blokinės architektūros. Kažkas parenovuota, kažkas nerenovuota, kelias išdaužytas, automobiliai kas kur pasistatė. O jūs gyvenate lofte kažkuriam? Jo, vienam iš loftų. Aš asmeniškai nematau jokių trūkumų. Nematau tikrai. Man viskas patinka. Gal per mažai žaidimo aikštelių vaikams. Ir bendrai patinka gyventi čia Naujamiestyje? Labai patinka. Dėl to, kad viskas labai arti, atmosfera gera. Dviračius yra pavogę, bet ne mūsų. Žinoma, norėtųsi į senamiestį, bet ne visi išgali. Eikat į kaimą gyventi, o ne mieste. Naujamiestis man labai patinka ir pritinka. Man asmeniškai Naujamiestis tai geriausias rajonas Vilniuje, nes čia yra Mindaugo Maxima. Pats Naujamiesčio rajonas, jis atsigauna, daug veiklos yra, su parkingu yra komplikuota truputėlį, negalima pasistatyti mašiną, mainly naudoju CTB arba vaikštau pėsčiomis. Kirtus tą ribą, šiek tiek keičiasi ir kainos. Tai pardavimo kainos turbūt siektų kiek? Tai, kad tai čia naujesnė statyba, nuo 1800 iki 2000 turbūt 100 kokio. Kas liečia seną statybą, turbūt nuo 1100 iki 1500. Vilniaus savivaldybė skiria didžiausią biudžeto dalį būtent Naujamiesčiui. Tai yra prioritetinis ir labai potencialus rajonas, kuriame turbūt gerės ir keliai, atsiras dviračių takai, atsiras kažkokie parkeliai. O Ignai, kaip manai, kodėl tas aukštamiestis arba ta konversinė Naujamiesčio dalis, kodėl jinai yra pigesnė? Čia turbūt galima paliesti vieną iš trūkumų Naujamiesčio, tai iš tikrųjų skurdi architektūra. Architektūriškai šita dalis jinai yra daugiau industrinė. Industrinė, jinai nėra visiškai patraukli. Kitas momentas turbūt atstumas nuo stoties. Stoties kvapas ateina. Stoties kvapas ir saugumo nebuvimas. Irgi šiek tiek rezonuoja ir šitai pačiai kainai. Naujamiestis, bent jau statistiškai, nėra labai saugus rajonas. Kauno gatvė, kurią dabar važiuojam, Panerių gatvė ir taip toliau, Žemaitės gatvė, Savanoriai, jinai nėra jos tos gatvės labai saugios. Bet paradoksas, ką tik pasakei, kad tai yra nesaugus rajonas, bet ar žinai, kas užima 3. vietą pagal apklausą žmonių, kurie jaučiasi laimingiausiai gyvendami savo rajone? I like to call my parents right now. Tai turbūt Naujamiestis. Tai tu visiškai teisus. Dabar mes važiuojam į Panerių gatvę, kurioje pamatysime vieną iš konversijos pavyzdžių iš vidaus. Galėsime užeiti į vidų ir pasižiūrėti, kaip senas gamybinis pastatas virsta nedidelėmis studijomis 17-20 kvadratų. Kaip šitas pastatas atrodė anksčiau, jūs matote čia. O kaip jisai atrodo dabar, jūs matote čia. Ir einame į vidų, pasižiūrėsime, darbai dar vyksta, neišsigąskite.
bet viskas jau į pabaigą. Eikit, ponas Betmanai, į priekį. Tai štai, turime ilgus koridorius, tokio maždaug dydžio studijas. Sveiki atvykę į standartinį 17 kvadratų loftą Panerių gatvėje. Čia bus sanmazgas, praustis, viską valytis dantis. Čia bus virtuvė, virtuvėlė. Čia bus svetainė ir miegamasis, ir darbo kambarys. Tai čia yra išvedžiota nauja elektros instaliacija, naujai vamzdynai, naujai išbetonuotos grindys, sienos, plastikiniai langai, viskas, kas reikalinga šiuolaikiškam būstui, netgi ir operacinė sistema. O čia šitame lofte galite turėti vaizdą į geležinkelį ir į naujininkus. O kiek metų jau gyvenat naujamiestyje? Nuo pat pradžių. Pradėtas statyti 1860. Senai, nuo mažik, nuo 5 metukų. Oho. Oho. O dabar jau 90. Privalumų čia jokių nėra. Kaip pinkas čia labai vagia. Kur čia kokių laisvesnių būtų? Čia tik padėsi ir nerasi tavo tašės. Jo? Įmačiau, kokie vyrai paėmė, jie mane specialiai sekė. Ar rekomenduotumėt žmonėm gyventi naujamiestyje? Jeigu būtą turi, tai taip. Čia nieks nepriims gyventinės. Jo. Bet nusipirkti galima naujos statybos. Nu, kur naujo? O kur jūs matėt naują? Nu, va čia va naujas namas. Išpirkti. Pagrindiniai naujamiesčio privalumai yra infrastruktūra, labai patogus susisiekimas, pagrindinis pliusas, daug pasirinkimo galimybių. Jūs galite gyventi naujos statybos name, senos statybos name, smetoniniam name, lofte. Arčiau centro, toliau nuo centro, pigiau, brangiau. Dabar tu būk bad guy. Kokie yra minusai naujamiesčio? Tai pagrindiniai minusai turbūt labai didelis žalių zonų trūkumas, nekokybiškas kai kurių gatvių profilis, skurdoka architektūra tam tikrose vietose ir viskas yra pritaikyta tik automobilių transportui. Okei, tai priėjome prie mūsų reziumė dalies. Tai yra vertinimas. Tai ar atsimeni mūsų kriterijus, kuriais mes vertinam? Priminkime dar kartą žiūrovams. Taip, mes naudosime 4 kriterijus. Vertinsime juos nuo 1 iki 5 žvaigždučių. Taip, tai yra kaina, infrastruktūra, vieta ir rajono potencialas. Taip. Tai pradedam nuo pirmo. Tai pirma kaina. Kaip tu manai, Pauliau? Aš turbūt dėčiau kainoms 3. Aš dėčiau 4. Bendras vertinimas turbūt 3,5. Vieta mieste. 5. 5. Be jokių abejonių. Tok 5. Infrastruktūra. Tai aš duočiau 4. Aš turbūt tau pritarčiau. Duočiau stiprų, tikrai 4. Yra truputį kur tobulės. Na ir paskutinis kriterijus – rajono potencialas. Manau, potencialui mes galime dėti 4. Tai duodame 4 balus rajono potencialui ir bendras rajono vertinimas yra 4,1 balo. Nu, good? Nu, nieko savo. Tai ką, šiandien pasivažinėjame po senamiestį, pamatėte dar vieną įdomų Vilniaus rajoną, o dar daugiau įdomesnių rajonų laukia jūsų ateityje. Prenumeruokite mūsų kanalą, subscribe, taip pat komentuokite, labai esame dar kartą dėkingi už visus komentarus ir žinutės, kurias gavome. Po truputėlį judėsime nuo rajono prie rajono, peržiūrėsime tuos, kurie sulaukia daugiausiai prašymų, o dabar, kaip visada, su Ignu judame į ofisą ir prie savo darbų ir pasimatysime kitą kartą. Likite sveiki ir iki pasimatymo, bičiuliai. Iki. Santuokų rūmą. Rūmą. Tik tai pamiršom mikrofoną uždėto. Gerai. Kažkaip, žinai, biškai ten susimbalė, aš tavęs paklausiu ir tu, tai naujamiestis. Kur tiksliai Algirdo gatvėje? Gal nuvažiavam pažiūrim? Nežinau, tiksliai, kur ten. Dar vienas iš naujamiesčio. Nu. Viskas? Viskas. 2 pliusai. Lopšelį.
Važiuojam. Opa!